Pomidorlavai, rūkyta žuvytė, saldieji vafliukai, pustoji vatytė. Tai vasara. Pys per kriaušytę, surinkti štukytę, pasimti tašytę, pačiešin mergytę. Tai vasara. Šaršiukas karoliai, maža beždžionytė, mišau aš ant kopų, mačiau, kad unskytę. Juk tai vasara. Taip, laida Radistai ir vėl su jumis ir kągi, dabar mūsų laukia ilgai žadėtas interviu su Mindaugu Kuzminsku. Turbūt nėra daug tokių žmonių, kuriems reiktų pasakyti, kad Mindaugas yra krepšininkas, kuris šiuo metu ruošiasi labai svarbioms ir atsakingoms varžyboms, visai varžybų sesijai. Tai Mindaugai, kaip sekasi pasiruošimas, kaip viskas vyksta? Labas vakaras. Na, sekasi neblogai, kol kas pati pradžia, tai tos treniruotės tokios yra šiek tiek sunkesnės, daugiau fizinis paruošimas. Ir ką, dirbam, žiūrėsim, kaip bus toliau. Ok, viskas tvarkoja. Kaip pats vertinim po kol kas komandą? Tai čia nėra ką vertinti, dar susirinkę vis tiek mūsų nemažai tų kandidatų ir visi žino, kad tiek kažkam teks čempionatą žiūrėti per televizorių ir kad ta manau, kova, ta konkurencija bus ir tai pasimatys ateityje. O jeigu reikės, ar išbėgsi į aikštę? O tavo Nesąmoningas klausimas. O tavo tiesioginiai oponentai šios pozicijos yra šiuo metu kas? Nes galėtum gal priminti klausytojams? Ja, yra daug, yra ir Jasaitis, yra ir Mačiulis, gali ir Pocius toj pozicijoje žaisti, ir Gailius, yra tikrai jų nemažai. This is small forward. Jo. Gerai, tai ką žinau, apie ką man atrodo tikrai mes ir prieš tai kalbėjom, kad visi gali prisiskaityti, kur tik tai netrūksta, o mes iš tiesų norim pasidomėti, kaip tu iš tiesų pradėjai viską, kasgi tu per žmogus esi, tai aš norėjau tavęs paklausti, kokia tavo krepšinio žaidėjo kelio pradžia iš tiesų buvo, ar gavosi viskas labai organiškai ir natūraliai, ar vis tik kaip kai kuriuos vaikus tėvai nuveda, ar galbūt ir brolis įtakos tau turėjo? Na, aš manau, kai tau būtent 6-7 metai, tu labai tų didelių norų neturi. Tu turi norą būti policininku, kas liečia profesiją. Aš taksistų norėjau būti. Irgi gerai. ir mama žaidė krepšinį rinktinį, tada brolis jau buvo pradėjęs žaisti ir tiesiog nelabai turėjau kitą pasirinkimą, nes tėtis irgi sportininkas stalo teniso, buvo čempionas Lietuvoje, bet tiek tas stalo tenisas nėra toks Lietuvoje populiarus kaip krepšinis. Tad ir pradėjau žaisti krepšinį. Supratau, po šiai dienai esi laimingas, kad žaidi kašę, ar kada nors būna tokių minčių, kad velnias galbūt norėčiau kažką tai ir kito pabandyti, ar nebūna taip? Nelabai, manau, tikrai nelabai turiu ko skųstis, tai viską susumuojant, reikia tik tai džiaugtis ir melsis, kad viskas būtų be traumų ir taip, kaip yra dabar. Be abejonės, taip. Nežinau, dauguma žmonių, ypatingai jaunų sportininkų, turi savo role modelius, įkvėpėjus. Ar turi tokių žmonių, ar manai, kad svarbu turėti tokius žmonės, ar svarbiausia kažkaip tai brautis per gyvenimą savo paties žingsniais? Aš manau, kad tos įkvėpėjus iš tikrųjų gan sunku turėti. Vis tiek aš kaip sakau, vaikystėje galbūt turėjau pavyzdžius brolių mamą ir dabar tokių, kad savo idol tokių neturiu tikrai, tiesiog darau, ką galiu geriausiai ir tiesiog noriu pasiekti tą, ką aš galiu geriausiai. Nors tikrai neturėjai jokio vaikystėje krepšininko idealo. Ne, vaikystėje ten aišku turi, tenais tos geriausiai kaip ir visi Jordanas ir taip toliau, bet laikui bėgant po to supranti, kad tai kažkokios per didelės esmės nesudaro. Pradėjom kalbėti apie šiek tiek tavo vaikystę, pats minėjai, koks vaikystėje vaikas? Buvai geras, blogas, padykęs, ramus? Šiaip buvau gan padykęs, tai buvau pagrandukas ir kažkaip net dabar esu gan toksai ramus žmogus ir net sunku įsivaizduoti, kad vaikystėje tikrai visokias išdaigas kviesdavau, inicijuodavau pabėgimus iš pamokų ir taip toliau. Buvau net iš darželio vieną kartą pabėgęs. Ok. Gerai, o dabar klausyk, kas tave labiausiai motyvuoja, kas tave varo į priekį? Tiesiog nežinau, nuo pat vaikystės žaidžiu ir kol kas pasiseka taip, kad kol kas kylu laiptelis po laiptelio aukštyn. Pradėjau vis tiek nuo nacionalinės krepšinio lygos, aišku, prieš tai moksleivių krepšinio lygą ir dabar esu Eurolygą ir norėčiau bent nenukris žemiau ir tai yra tokia didelė motyvacija įrodyti savo, ką gali. Aišku, ne paskutiniai vietai galų galiai yra ir pas atlyginimas, vis tiek tu žaidi ir dėl to ir manau viskas susisumuoja ir tas varo į priekį.
O kilti toliau, o tavo mintise, tu vis dar svajoji apie NBA ir kada nors svajoji apie NBA ir, o jei ne, ar svajoji dabar? Na, aš manau, kad kiekvienos profesijos atstovas, kuris ką nors daro, nori būti geriausias savo srityje. Čia neišimtis irgi, be abejo, norėtųsi, bet kiek tai realu, tai jau čia laikas parodys. Taip kaip, žinai, Brazilijoje favelose visi vaikai žaidžia fulę, pas mus tikrai visi vaikai kiemuose žaidžia kašį ir aš net nebejoju, kad mūsų tikrai klauso labai daug jaunų žmonių ir norėjau tavęs paklausti, ko reikia norint būti kašioru apart didelio ūgio, kokia, nežinau, tavo sėkmės galbūt formulė. Na, aš manau, tokio vienareikšmiško to recepto nėra, nes jeigu jisai būtų, tai čia būtų kas antras vaikas būtų labai geras krepšininkas, tiesiog turi daug, kaip sakoma, sukristi, turi atsidurti tinkamą laikų, tinkamą vietą, aišku, turi ir daug dirbti ir labai daug visokių. Ir galų gale turi būti ir genetika, tas pats ir ūgis, ir greitis, aišku, jį galima išdirbti, bet vis tiek genetika lemia labai daug. Supratau. Gerai, darysime trumpą pertraukėlę, po jos vėl grįžtame ir tęsime pokalbį su Mindaugu, kuris visą valandą čia pas mus. Taip, laida Radistai grįžta į eterį, mes tęsime savo pokalbį su Mindaugu Kuzminsku, krepšininku. Jau spėjom aptart nemažai klausimų, o dabar pereinam prie pačio svarbiausio, tai yra mityba. Taip mes Ką valgai? Ką labiausiai mėgsti? Ką verčia valgyti? Mėgstu tai viską, bet verčia valgyti, tai dabar stovyklai tikrai nėra racionas platus, tai yra pastoji vištiena tokia sausoka, žuvis, ryžiai, grikiai ir salotas. Ir vienintelis pakeitimas tai būna, kad kada ateina valgyti sukiusios būna lėkštės vietom, kad atrodytų, kad kitas maistas. Tai aš jau pradedu įsivaizduoti, kaip šuolinio vienuoliai treniruojasi vienuolyne, kažkas panašaus. Gerai, tai apie tai ir pakalbėkime, apie tavo dieną, nebūtinai dabar, bet kaip dažniausiai atrodo tavo diena, ar turi daug laisvo laiko, ar visiškai neturi laisvo laiko ir... Na, kas liečia laisvo laiką, tikrai šie metai nebuvo labai tokie turiningi, nes treniravomės ir per kūčias, ir per kalėdas. Sausio 1 buvo 11 ryto treniruotė, tai švenčių kaip ir neturėjau ir tą dieną, atsikeli, papusryčiauji, treniruotė, grįžti pavalgai, pamėgi, vėl treniruotė ir jau vakaras ir tiek. Ir laisvų dienų įvairiai. Būdavo į mėnesį būdavo kartais 3, kartais 4, kartais būdavo pusantro mėnesio be laisvų dienų. Visai buvo. Laisvo laiko tikrai nėra ir per daug negali planuotis, nes priklauso viskas nuo trenerių ir, tarkim, po prastesnių kokių varžybų jis tiesiog gali tau jos neduoti tos laisvos dienos. Tai labai visas šitas laisvos dienos dalykas tikrai priklauso vien tik nuo trenerio. Jo, daugiausiai. Supratau. O klausyk, ar jauti pats asmeniškai daug įtampos žaisdamas už nacionalinę komandą, kai, žinai, visų akis nukreiptos į tave ir... Turime 3 milijonus krepšinio trenerių. Jo, 3 milijonai krepšinio trenerių, teisingai, ir kai, žinai, iš tavo įgūdžių yra, tikimasi maksimumo. Jo, ne tik jauti per nacionalinės rinktinės varžybas, jauti ir per klubinį sezoną, nes tai irgi yra tavo darbas, kurį tu atlikti turi gerai. O rinktinė irgi yra visi žmonės žiūri, visi tikės tik tai geriausi ir nelabai kas supras, jeigu ar tu, ar rinktinė pasirodys blogai. Tik ačiū Dievui, kad krepšinis yra komandinis sportas ir jeigu tau tą dieną nesisek, gali kitam pasisekti geriau. O pavyzdžiui, nebus lengvojo atletikai niekada, jeigu tau susimausi. Blogai, tai. O kaip tu jautiesi, būtent dėl to aš girdėjau tokį pasakymą, kad yra labai daug tokių kašio žiūrėtojų, žinai, kurie myli kašį tik tada, kol yra laimima. O kaip turėtų būti pagal tave? Na, aš manau, kad čia iš dalies yra natūralu vis tiek. Žmonės eina į varžybas, moka pinigus ir jie tikis geriausia. Tu nueini į teatrą, tu irgi nori, kad aktoriai vaidintų gerai, tai čia galima irgi panašiai susijęti ir... Geras palyginimas. Gerai, pereinam prie durnųjų klausimų linijos. Tai vakar pas mus svečiavosi Ignas Barysas, kovotojas, jo irgi klausėm. Ar sportininkų yra sunkiau susirasti merginą? Dabar aš jau žinau, tu turi draugę, bet kaip buvo prieš tai, ar sukiojasi pigiaškės, kurios norėjo tik pasišildyti tavo šlovės spinduliuose, ar visiškai nieko panašaus ir, pavyzdžiui, tai yra tiesiog mitas? Na, nežinau, man kažkaip aš gal tų spindulių tokių neturiu, kad tiek tenais turi. Klausimas prasidėjo, ar sportininkams sunkiau, tai gal pasakyčiau, kad lengviau, kaip tik. O
Okay. Ką žinau, galbūt laiko turim tikrai ne per daugiausiai, tai dar nukeliavam šiek tiek iki krepšinio aikštelės. Nežinau, ar teko tau susidurti, pavyzdžiui, pačioj Kašio aikštelėje su tokiais konfliktiškais žaidėjais, kurie išveda iš kantrybės ir kaip pats tuomet stengiasi elgtis? Ja, daug neteko, bet būna visokių, visur visokių žmonių yra ir kažkaip nežinau, pavyksta tai nekreipdėmėsi, jeigu tam žmogui nuo to geriau, tegu jis tai daro, bet galbūt manau, kad mane ir kitus žaidėjus gal kaip tik netgi tas šiek tiek motyvuoja. Supratau. Tak užveda. Sutvardyti. Kas? Sutvardyti laiku ir vietą. Nes aš pastebėjau, patys žaidėjai savo lygose renka dažnai, pavyzdžiui, nešvariausią žaidėją. Pabrauskas 100 metų žaidėjas, aš žinau, laimėjo. Dar kažką. Dalyvauji tokiuose balsavimuose? Jo. Tiesiog prieina žurnalistai ir sako, anoniminis balsavimas ir paklausia. O dar turbūt ne vienas krepšinio mėgėjas ir žiūrovas girdėjo tokių momentų, kur pavyzdžiui tiesiog nuščiūva visa publika ir kartais labai gerai girdisi krepšininkų balsai ir būna Šitas Jeftoko yra geras YouTube'ai. Ar daug mėgstatės karščiuotis ir pasikeikti? Nu čia iš vidaus jau taip gaunasi. Aišku, stengiasi šiek tiek tvardytis, bet tiesiog, kai apie tai negalvoji, tai išsprūsta. Siaubas, gi vaikai žiūri. Ja. Gerai, žinokit, vyrai vis laiko mažiau ir mažiau turim, tai darom pertraukėlę ir grįšime su klausytojų klausimu. O taip. Taip, laida Radistai ir vėl eteryje. Tęsime pokalbį su Mindaugu Kuzminsku ir dabar, žinokit, klausytojai, atiduosime duoklę. Jums galėjote Radistų Facebook'e uždavinėti klausimus, tai dabar Titai tavęs paprašysiu paskaityti juos ir užduoti. Aha. Tai Rokas toks, kuris sėdi tenais priešais mumis, paklausė tavęs, ką veiki laisvų laikų nežaisdamas krepšinį. Tai va. Jau kaip ir atsakinėjai šį klausimą, bet... Galim pasikartoti. Duodu interviu, kaip dabar. Ne, nu tiesiog ką, stengias pailsėti, kažkur nueit, kažką pamatyti, skirti laiko draugiai, šeimai. Tai ir veiki, nieko per daug įspūdingo, tikrųjų. Oksana klausia, su kuo geriausiai sutari iš rinktinės? Sėdė dar kaip tik visi viršui tenais. Niekas, visi savo daugiausiai bendramžiais, tai Adu Iškevičium, Jonavičium, Vasiliausku. Girdėjot merginos, pilnas moža yra krepšininkų dabar. Tai jeigu esate Palangoje ir važiuojate, tai užsukite pas mus. Okay. Ir greičiau. Man kažkoks nelabai moku perskaityti šį Facebooko vardą, paklausė tavęs, ar domiesi futbolu, jei taip, kokį klubą rinktinę palaikėjai gal šio čempionato? Ja, palaikiau Anglijos rinktinę, bet labai greitai baigėsi čempionatas, tai tada tiesiog sirgau, kad laimėtų europiečiai. Daugelis iš mūsų, manau, taip. Dar yra toks klausimas, Edvinas paklausė, kadangi tu žaidėjai Šiauliuose, pamenu gerai, du sezonus, taip? Kokie sentimentai Šiauliams ir Šiaulių krepšinio klubui? Ar smagu grįžti ir žaisti Šiaulių arenoje? Jo, man Šiauliai apskritai buvo artimas miestas, ten daug giminių, tad sentimentai ir dėl krepšinio, ir dėl artimų žmonių. Ir tie jausmai faini visą laiką. Smagu žaisti prieš tą komandą, kur kažkada žaidėjai, vis tiek pamatai. Smagu? Aš manau, kažkaip, kad nenorėčiau žaisti. Kaip tik noris, kad kažkokia tokia motyvacija, gal kažką parodyti, koks esi. Ir man tai vis laik smagu, pamatai žmonių vis tiek seniai matytų, ar iš klubo darbuotojų, ar kažką, tad visą laiką labai faina. Supratau, labai geras atsakymas. Greta tavęs klausia, mėgstamiausia vieta Lietuvoje? Kaimas turbūt. Kaimas ten prie Varėnos. Mėgstu gamtą, tenais, jeigu geras oras, tai nėra turbūt geresnės vietos. Taip, super, labai geras vėlgi atsakymas. Dar yra 2 klausimai. Vienas toksai, sakei, tavo draugas klausė, girdėjau, kad tavo hobby yra quadrocopterių filmuoti iš dangaus. Kada pamatysim video? Tiesiog nesinori kai kurių tų video dėti viešumą. Gal ir dabar ir žmožas skrenda, žinai. Bet šiaip tai jo, turiu tokį hobį, patinka vis tiek skraidyti, labiau Malagai gyvenam labai gražiai vietoje, tai tenais prie jūros padaryti tokių fainų filmukų tikrai yra didelės galimybės ir toks naujas užsiėmimas ir laiko praleidimo būdas galbūt kelionėse. Galėsi nusivežti čiampą ir šnipinėti priešininkų komandą. Jeigu pats dar važiuosiu. Jei nevažiuosiu, duosiu kam nors, kad nusivežtų. Tu važiuok kaip filmuotojas, kaip video, media.
Žiūrėk, dar tavęs klausimėlis, toks labai rimtas ir labai svarbus klausimas jaučiu. Aurimas tavęs klausia, kodėl neleidi bet kam followint tavęs Instagram'e? Ir klausia Aurimas, jo? Ja, okay. Nu, tada tikrai įdomus klausimas. Nu ir paskutinis klausytojų klausimas. Okay. Ar pavarysi šiemet už tėvynę? Norėčiau pavaryt, bet ne viskas nuo manęs priklauso, daug, bet ne viskas. Ir bus matys, šiaip, labai norėtas. Super. Labai gerai. Tai, manai, ką mes dabar užgrosim, ką nors? Jo, užgrojam kažką ir tada grįšim turbūt su Tiesa ar mitas. Wow, dabar kas dėsis, nes jūsų laukia žaidimas Tiesa ar mitas. Kaip vokiškai? Das mitten Sipferd. Gerai, tai ką mes su savo padėjėju Sipferdu pradedame klausinėti Simoną Kuzmicką ir pirmasis... Mindaugas Kuzmickas. Taip. Ok, čia aš vėlgi vienintelis Lietuvoje, tik tokias klaidas galiu daryti. Tiesa ar mitas, jog tavo karjera Vilniaus Perlo komandoje 2008 metais buvo pakibusi ant plauko dėl priaugtų 15 kilogramų? Tiesa, tai ačiū Dievui, pavyko atsikratyti. Labai gerai. O kokiais būdais tai pasiekė? Dietom? Tiesa. Logiška. Tiesa ar mitas, jog Malagoje kartu su drauge pradėjote gilintis į vynuogių auginimo meną, o antradieniais vietinėme šokių klube mokotės salso subtilybių? Ne, netiesa. Delfi, žinok, taip Klydo. Gerai, taip, trečiasis klausimas. Tiesa ar mitas, jog brolis Saulius vis dar geriau už tave meta baudas? Dabar jis kaip tik manau klauso, tai be abejo tiesa ir daug geriau. Tai reikės pakviesti ir Sauliui Palangą ir išbandyti savas mūsų. Tiesa ar mitas, jog esi aistringas internetinio pokerio lošėjas ir praeitą vasarą praradęs saiką per savo atostogas pralošėjai net 50 000 eurų. Kad kartais pokerį internete palošiu, tai tiesa, bet tokių sumų dar neteko pralošti, tikiuosi, kad neteks. Ai, beldžiai iš viršų, žiūrėk tavo. Ne, tai ten beldžia dėl kitų, nes žaidžiam dabar ne pokerį, žaidžiam tokį žaidimą Uno, kuris atrodo gan vaikiškas, bet... Užkabina. Bet kai būna emocijos, pasidaro nebevaikiškas. Na ką, ir paskutinis klausimas. Tiesa ar mitas, jog jei nebūtum krepšininkas, bandytum užsimti profesionalaus muzikanto karjerą? Čia gal greičiau brolis, nes brolis buvo Žoliukę dainavo 6 metus. Wow. Jo, ir jisai tikrai turi balsą, aš tai dėja, turbūt visas balsas jam nukeliavo, man nelabai kas liko. Supratau, nepatrauktų mane, kartus būdinam rytą. Kai aš dainuoju, man pačiam gražu, bet niekam daugiau. Ne. Ok, tai slaptas talentas kažkur tai vis tiek, matai, glūdi. Gerai, dar vieną pertraukėlę ir grįšime su fizinė užduotim, tai yra baliono putimu ir pasižiūrėsim, kaip seksis mums čia. Taip, ką, grįžtam su fizinė veikla ir duosim dabar mūsų šios dienos svečiui pūsti balioną ir pasižiūrėsim, ar jam pasiseks atsidurti radistų topo viršuje. Tai aš esu pasiruošęs dabar timerį ir pasiruošęs? Gerai, tvarkoj. Tai... Pasiruoš taip, ne? Jo, taip geriausia pasiruošti. Tai ką, 3, 4, važiuojam. Wow, gerai eina. Labai stiprus pirmasis įpūtimas. Mindaugas keičiasi, jis po truputėlį žaliuoja. Artėjame prie 3 taškų zonos. 19 sekundžių. Balionas jau labai didelis. Wow, 2-3. Wow! Net nespėjau sustabdyti. 24 sekundės buvo. 24 sekundės kablelis 1. Prisipūtė ne kaip balionas. Kaip jautiesi? Nieko, gerai. Galvoju, kad bus lengviau iš tikrųjų. Gerai, žinok, man atrodo, kad tavo rezultatas čia turėtų būti žiauriai geras. Žiauriai geras. Man atrodo, tu patekai, žinok, patį kokį 7. Oho, wow. Neildytas neaplenkiai, bet visą laiką yra kur tobulėti. Gerai, tai laiko lieka vis mažiau ir mažiau iki radistų laidos pabaigos, tai mes darome labai greitą trumpą pertraukėlę ir jau grįšim atsisveikinti visi kartu. Eip! Taigi grįžtame į Zip FM eterį. Liko vos kelios minutės iki 22 valandos, kuomet mes turėsime baigti radistų laidą. Ir bandome vis pakviesti į rytoj vykstantį Modžio staff vakarėlį Mindaugą, bet nežinau, žiūrėk, niek nereaguoja.
Labai gaila. Oi, tai tada ir neteis. Tai ką, gerai, visą valandą kalbėjom su Mindaugu ir, nu ką, žiauriai fainai iš tikrųjų buvo. Mindaugai, labai smagu. ačiū labai, kad pas mus atėjai, bet dar taip lengvai mes tavęs nepaleisime ir paprašysim turbūt, na, nežinau, tavo paskutinių palinkėjimų žmonėms, kurie klausė, galbūt savo draugams, komandos draugams ir tiems žmonėms, kurie galbūt nori užsiimti tuo, kuo dabar užsiemi tu. Na, tiesiog gal visiems klausytams palinkėsiu vis tiek, kad galų galę atšiltų, geros vasaros, gero protingo poilsio. Ir tiesiog vasaros gale palaikykit rinktinę, nepaisant kaip seksis ir tiek, ir sėkmės. Mindaugai, ačiū tau labai, kad buvai.